laida Kultūros viražai. Su jumis sveikinasi laida Kultūros viražai. Šiandien svečiuose Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos atstovės. Tai informacijos ir vadybos skyriaus vedėja Joneta Filinskė ir informacijos specialistė Kristina Ročienė. Labadiena. Joneta, ankstesnėse laidose pasakojote apie bibliotekoje vykdomą inovatyvų projektą 360 laipsnių galerija Elvė sugrįžta namo. Įdomu, kaip sekasi įgyvendinti projekto veiklas. Labadiena! Mes džiaugiamės galėdami įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą 360 laipsnių galerija Elvė sugrįžta namo. Jau matome pirmosius jo rezultatus. Na, o šio projekto partnerė Šiaulių rajono savivaldybė. Šiuo projektu siekiame aktualizuoti iš Kuršėnų kilusios vienos žymiausių Lietuvos grafikos meistrų Elvyros Kairiūkštytės aukštą meninį paveldą, sukuriant kilnojamąją virtualios realybės galeriją, keliaujančią po Lietuvos viešąsias bibliotekas, įrengiant šviečiančių kubų galeriją viešojoje bibliotekoje Kuršėnuose, bei surengiant grafikės kūrinių parodą Šiaulių dailės galerijoje. Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka, būdama ir leidykla, jau išleido Elvyros Kairiūkštytės kūrinių katalogą. Jame pristatomi menininkės estampai bei didieji piešiniai. Papasakokite, kodėl būtent jūs, turiu mintyse jūsų įstaigą, rengiate tokį išskirtinį projektą. Ir taip pat labai įdomu išgirsti apie pačią grafikę Elvyrą Kairiūkštytę. Pirmiausia, trumpai norėčiau papasakoti apie grafikę Elvyrą Kairiūkštytę. Tai viena originaliausių 20 amžiaus antrosios pusės Lietuvos grafikos menininkių, kurios palikimas įeina į šalies dailės aukso fondą. Jos kūryba tai ne tik linija ir forma, bet ir tylus, gilus vidinis pasaulis, atveriantis skaudžias, tačiau pakylėjančias gyvenimo temas. Ji paliko daugiau nei 11 000 darbų, kurie šiandien laikomi vertingų Lietuvos meno paveldu. Menininkės gyvenimo istorija buvo nelengva. Anksti netekusi šeimos, augo vaikų namuose Kuršėnuose. Baigusi Vilniaus dailės institutą, ji tapo reikšminga figūra Lietuvos mene, nors visada liko nuošalyje nuo komercinės sėkmės. Gyveno kukliai, atsiskyrusi, visa širdimi atsidavusi kūrybai. Kodėl gimė šis išskirtinis projektas? Viskas prasidėjo 2024 metų pradžioje, kai Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešai bibliotekai buvo padovanota neįkainojama dovana apie 200 menininkės grafikos darbų ir publikacijų. Tai ne tik paveikslai, tai tikras tiltas į kūrėjos pasaulį, palikimas, kuris praturtino mūsų krašto kultūrą. Šis įvykis tapo naujų žingsnių bibliotekos veikloje, pabrėžusiu jos misiją saugoti ir puoselėti paveldą. Na, o dovanojimo aktą pasirašė kuršėniškiai Regina ir Ignas Norvaišos, ištikimi menininkės atminties ir autorinių teisių saugotojai. Turėdami tokią neįkainojamą vertybę, pradėjome svarstyti, o kaip šios darbus galėtų pamatyti kuo daugiau žmonių? Juk menininkės kūriniai išties išskirtiniai. Ar galite įsivaizduoti piešinį, kuris siekia net 3,5 metro ilgio ir 1 metro pločio? Tokį darbą netaip paprasta eksponuoti. Todėl mums gimė mintis sukurti 360 laipsnių virtualią galeriją, kurią galima žiūrėti tik per virtualios realybės akinius. Ši inovatyvi erdvė leidžia visiems Lietuvos žiūrovams patirti Kairiūkštytės meną kitaip, keliaujant per teminės ekspozicijas, lino raižinių ir didžiųjų piešinių galerijas. Joje jau suskaitmeninta 50 estampų ir didžiųjų piešinių. Lankant virtualią galeriją,
galėsite ne tik pasigrožėti kūriniais, bet ir išgirsti pasakojimų apie pačią grafikę. Kitaip tariant, laukia patirtis, kokios iki šiol neturėjome. Ir tai dar ne viskas. Jau spalio pabaigoje bibliotekoje atsiras šviečiančių kubų ekspozicija. Įsivaizduokite, einate vestibiuliu, o jūs pasitinka kabantis, švytintis darbai. Tai galimybė pasinerti į pasaulį net tiems, kurie įprastai neužsuka į muziejus ar galerijas. O gražiausia, kad šie šviesos objektai neliks tik laikina atrakcija. Jie taps nuolatinė bibliotekos dalimi, simboliškai primindami menininkės buvimą jos vaikystės mieste. Prašau, pristatykite artimiausius renginius susijusius su šiuo projektu. Pasidalinkite renginių planu artimiausiu laikotarpiu. Jau spalio 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje duris atvers Elvyros Kairiūkštytės gyvenusios 1950–2006 metais kūrinių paroda Sugrįžimas namo. Tai bus ypatinga proga paminėti grafikės 75-ąjį jubiliejų. O tiems, kurie mėgsta keliauti po Lietuvą ir lankytis bibliotekose, kviečiu neužmiršti virtualios galerijos. Jau rugsėjo 18–24 dienomis ją bus galima aplankyti Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos kraštiečių erdvėje. Vėliau virtuali ekspozicija keliaus ir į kitas bibliotekas, kaip Klaipėdos rajono Jono Lankučio, Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės ir kitas viešasias bibliotekas. Ir galiausiai po lapkričio 1-osios paroda persikels ir į Šiaulių rajono bibliotekas. Tad galimybė susitikti su menininkės kūryba turės dar daugiau žmonių. Visų nekantriai lauksime. Iki pasimatymo. Ačiū, Joneta, už pokalbį. Primenu, kad kalbėjomės su Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos atstovėmis. Nuo visai netrukus pokalbį tęsime, dabar trumpa muzikinė pertrauka. Radijo laida Kultūros viražai. Radijo laida Kultūros viražai. Grįžtame į studiją ir tęsėme pokalbį kultūros viražuose su Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos informacijos specialiste Kristina Ročienė. Kristina, papasakokite, ar biblioteka rudenį pradėjo kaip ir moksleiviai mokslo metus energingai. Ir koks tas rugsėjis ir spalis jūsų bibliotekoje? Labą dieną! Ruduo mūsų bibliotekoje prasidėjo labai aktyviai ir yra kupinas veiklų. Rugsėjį į biblioteką sugrįžo tiek vaikų, tiek suaugusiųjų pamėgti užsiėmimai. Mažieji kviečiami į mažylių rytmetį, jaunimas į robotikos užsiėmimus, o suaugusieji gali tobulinti įgūdžius skaitmeninio bei medijų raštingumo mokymuose, grafikos dizaino pamokose, anglų kalbos pamokose, dalyvauti protmūšio pirmajame ture, skaitytojų klubo Nekeista skaityti bei mezgėjų klubo Siūlo istoriją susitikimuose. Na, o nuo rugsėjo 19 dienos startuoja 12 akademinių valandų nemokami skaitmeninio raštingumo mokymai bibliotekoje, skaitmeniniai įgūdžiai, viešosios elektroninės paslaugos kasdienai. Kviečiame registruoti svetainėje mokytiskartu.lt arba atvykus į mūsų biblioteką. Turime ir ypatingų renginių skirtų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms, bibliotekos vaikų klubo Smalsučiai užsiėmimas bei rugsėjo 19-ąją vyksiančios kūrybinės dirbtuvės Kosminė drobė Čiurlioniui 150. Ankstesnėje laidoje mano kolegė jau buvo užsiminusi apie Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamus visuomenės sveikatos rėmimo projektus. Tad dar priminsiu ir pakviesiu rugsėjo 25 dieną į Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešąją biblioteką Kuršėnuose ir Bridų biblioteką, kur vyks paskaita, praktika ir meditacija. Fizinis žydėjimas nepriklauso nuo amžiaus pase. Judėk ir mėgaukis gyvenimu.
su sertifikuota sporto trenere, sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo būdo propaguotoja lektorė Rasa Vilkienė. Užsiėmimo metu dalyviai sužinos, kaip išsiugdyti laisvą ir sveiką judėjimą be apribojimų, kaip pasitelkti kūną ir judesį kaip pagrindinius įrankius gerai fiziniai ir psichiniai savijautai. Tikimės, kad praktiniai patarimai ir įkvepiantis lektorės pavyzdys paskatins dalyvius keisti įpročius, rinktis aktyvesnį gyvenimo būdą ir atrasti savo unikalų kelią į sveiką ir subalansuotą gyvenimą. Na, o kitą dieną, rugsėjo 26-ąją, nuo 18 valandos kviečiame jaunimą į ypatingą, jau antrą kartą organizuojamą renginį – Jaunimo naktį bibliotekoje. Tai dar vienas projektas, kurį finansuoja Šiaulių rajono savivaldybė. Ir tai bus laikas, kai biblioteka virs gyva bendravimo, kūrybos ir patirčių erdvė, kurioje laukia daug įdomių veiklų ir netikėtumų. Nuo 18:30 min. Startuos istorijų pasakojimo dirbtuvė su Milda Varnauskaitė, kuri yra šiuolaikinio pasakojimo meistrė, mokanti žodžiu kurti galingą emocinį ryšį. Jos vedamos dirbtuvės bus ne vien pramoga, bet ir lavinimo erdvė, kur jaunimas mokysis kūrybiškai mąstyti, reflektuoti bei išreikšti save per pasakojimą. O vėliau vyks skirtingos veiklos – vaidmenų žaidimas Mafija su vedėju Vytautu Matukevičiumi, patyriminė joga tamsoje su Karolina Jurgelytė, emocinės sveikatos stiprinimo dirbtuvių užsiėmimai su visuomenės sveikatos biuro specialistais, protmušis Žinau viską, kuriuo dalinasi Europos jaunimo informacijos tinklas Eurodesk. Ir vakaro pabaigai perkusininkas Gediminas Mačiulskis, kuris jau 10-metį profesionaliai tyrinėja vakarų Afrikos muziką, ritmus ir būgnų skambesį. Tad jaunuoli, jei esi pasiruošęs rugsėjo 26-osios vakarą praleisti kitaip, ateik į biblioteką ir tapk šios ypatingos nakties dalimi. Visa informacija skelbiama bibliotekos tinklapyje srsvb.lt ir socialiniuose tinkluose Facebook'e ir Instagram'e. Būtina registracija telefonu arba aktyvia internetinė nuoroda. Vietų skaičius ribotas, tad paskubėk. Kaip žinome, rugsėjo mėnesį vyksta Europos paveldo dienos. Atskleiskite, kaip jūs jas paminėsite. Taip, mūsų biblioteka kasmet aktyviai įsijungia į Europos paveldo dienų minėjimą. Rugsėjo mėnesį lankytojai kviečiami aplankyti parodas. Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje eksponuojama Leonardo Skirpsto fotografijų paroda UNESCO paveldas Lietuva ir pasaulis, o bibliotekos lauko ekrane bei vestibiulyje rodomos istorinių fotografijų skaidrės Nedingę kuršėnai. Kairių ir Pužių bibliotekose pristatomos istorinių geležinkelio stočių fotografijų parodos Geležinkelio stotys rajone, Durys į praeitį ar ateitį. Žodžiūnų Jovaro bibliotekoje fotografijų, laiškų, dokumentų, daiktų paroda Mūsų kaimo takais. Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje vyksta net kelios veiklos. Vaikų fotografijų paroda Gruzdžių paveldo objektai, taip pat gruzdiečių tapybos darbų ekspozicija Gruzdžių dvaras buvo, yra, bus. Be to, rugsėjo 18-ąją Naisiuose organizuojama pažintinė kelionė po poeto Zigmo Gėlės Gaidamavičiaus veiklos vietas ir buvusi Naisių dvarą. O tą pačią dieną Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje vyks edukacinė valandėlė vaikams apie paveldo objektus, ką mena Gruzdžių paveldo objektai. O rugsėjo 19-ąją vietos tapytojų darbų pristatymas. Taigi, Europos paveldo dienos mūsų bibliotekoje tikra galimybė atrasti savo krašto istoriją ir paveldą iš labai įvairių perspektyvų. Spalio 1 tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Ar galite papasakoti, kokių renginių veiklų bibliotekose gali tikėtis vyresnio amžiaus žmonės? Reikia paminėti, kad tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną minėsime ne tik spalio 1, bet ir visą savaitę, nuo spalio 1 iki 8 dienos. Esame suplanavę net 11 įvairių renginių. Noriu pasidžiaugti, kad šiais metais dalyvaujame Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projekte iniciatyvos socialinis receptas įgyvendinimas Šiaulių regiono viešosiose bibliotekose,
kurį finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Jos dėka vyresnio amžiaus žmonės kviečiami į nemokamus kūrybinius terapinius užsiėmimus. Ir spalio 3 dieną 11 val. Viešojoje bibliotekoje Kuršėnuose vyresnio amžiaus žmonėms vyks edukacija Švytintis baltų simboliai drobėse. Spalio 2 dieną 16 val. Meškuičių bibliotekoje organizuojama edukacija Hebrų menas tapimas ant vandens, o spalio 7 dieną 14 val. Ginkūnų bibliotekoje vyks edukacija Spalvotai taškuota. O tęsiant projekto Fizinis žydėjimas veiklas, dalyvių laukia net 2 išvykos į Akmenės rajono sporto centrą, kur jie turės galimybę išbandyti vandens terapiją. Tai puikus būdas stiprinti širdį, kraujagyslės, emocinę bei fizinę sveikatą. Tad spalio 2 dieną į pirmąją išvyką kviesime Kuršėnų, Aukštelkės, Bubių, Kurtuvėnų ir Varputėnų bibliotekų lankytojus, o spalio 8 Kuršėnų, Bridų, Verbūnų, Gruzdžių Augustino Griciaus ir Šakynos bibliotekų lankytojus. Tad šiemet vyresnio amžiaus žmonių laukia išties turininga, kūrybiška ir sveikatai palanki savaitė. Už kultūros viražus dėkoju Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos informacijos ir vadybos skyriaus vedėjai Jonetai Filinskiai ir informacijos specialistai Kristinai Ročieniai. Visiems linkiu gero laiko su knyga ir biblioteka. O atsisveikindama klausytojams primenu, kad laidos Kultūros viražai klausyti kviečiame kiekvieną trečiadienį 19 val. Ir sekmadienį 14 val. Radijo laida Kultūros viražai.